Zigmas Stankus. Kaip tampama albinosais? Delno dydžio varai falangos gyvena mūsų palapinėse. Vakarais išlenda gaudyti tupinčių musių. Tada iš lovų iššukinėjom greičiau, kaip iš degančio tanko. Gaudom jas ir traiškom. Kartais darome dvikovas 3 litrų stiklainėje. Įmetam falangą ir gyvą pelę. Pelė šukinėje iš siaubo, kalvoras grėbė ją savo 4 žandikauliais. Po keletą akimirkų pelė gatava. Už falangą stipresnis skorpionas. Užtenka vieno jos smūgio uodega, kurios gale riestas dantis, ir falanga guli. Pagauname apskritą galvį driežą ir išžiotus nasrus įkišame cigaretę. Pastatome jį ant žemės. Nebėga. Traukia per išžiotus nasrus orą kartu su tabako dūmais. Pradeda keisti spalvą ir vietoj šviesiai su tamsiom dėmėm rudos spalvos lieka mėlynas. Virstant nugaros, gatavas. Rūkimas kenkia sveikatai. Pulke velniškas sukrutimas. Skalbėmės, lyginamės, valomės batus patys be įsakymo, nes atvažiuoja skiepyti. Skiepytis einame kaip į pasimatymą, juk skiepyti atvažiavo medicinos seserys. Einame ne tie, kurie atleisti nuo skiepų. Geltininkai, persirgę infekcinė gelta. Prieš eidami į palapinę, kurioje skiepijama, dar kartą persibraukėme per plikes, pasitaisome šeriukus po nosimis. Palapinės priekė, visiškai nekreipdamas dėmesio į mūsų pastangas pasirodyti šauniai, iššauna skiepus į abu pečius. Mosteli ranka, eik prie kitų, o ten tokios pat 2 baltos ir kerinčios, šauna į abu sėdmenis. Išeidamas iš palapinės lauk, mėgini kuo daugiau įsiurbti akimis šio žavaus ir taip trokštamo padaro. Moters. Utėlės. Deginom žibintuvėliais, lygintuvais, mirkėme žibale, virėm vandenyje, bet negelbėjo jokia egzekucija. Jų buvo nesuskaičiuojami legionai. Plaukus skutame tiek nuo galvos, tiek nuo visų kitų vietų. Praėjus porą dienų po eilinės egzekucijos jos vėl ropinėjo ir dėjo glindas ant ištvirkščių rūbų siūlų. Ir kaip įpratome prie žaidimo su mirtimi, taip įpratom prie utėlių, nes visi jų naikinimo būdai būdavo beprasmiški. Išsivirini drabužius, jų pilna patalinė. Išsivirini patalinę, jų pilni čiužiniai, antklodės, pagalvės, palapinės ir visas pulkas. Sudegink viso pulko inventorių, parsiveš iš operacijos šviežių. Tad kasytis utėlių sukandžiotus šonus buvo etiška. Antroje šventinės programos dalyje eiles skaitė neseniai atvykusios, bet jau spėjusios pagarsėti savo žygiais medicinos seserys. Mes aikčiojom, dūsavom ir alpom iš malonumo. Kiekvieną jų mintyse nurengėme su greta sėdinčiais guviais, svarstėme ir vertinome visus jų kūno iškilimus ir įlingius. Vėl aprengėme po kelių mintyse įvykusių lytinių aktų. Į poeziją mums buvo nusispjauti. Jei eilėraštį deklamuodavo koks kareivis, įsivyraudavo tyla. Klausėm, nes jis buvo drėbtas iš tokio pat molio, smirdėjo vyriškų prakaitų ir kerzo batais. Bet vos į sceną išeidavo moteris, pakildavo šurmulys ir iš vietų stryktelė karininkai, rinkdavo žodžius, kad nesikeiktų, tramdė mus. Baigusios skaityti eilėraštį, žaviosios moteris sėsdavo į karininkų tarpą, o mums likdavo tik audringomis ovacijomis išreikšti susižavėjimą ne tiek poeziją, kiek jomis. Nors šokių ir nebuvo, bet grįžom į bazę vaikiškai laimingi. Negaila buvo nemiegotos nakties, skirtos suvažiavimo pasiruošimui. Visi prašė papasakoti, ypač klausinėjo apie mergas, ir mes su Učajevu susiriesdami melame, jog jų buvo velniškai daug, kad 2 pakabinom ir kurį vakarą lėksim į Medsambatą pasibadyti. Pulke sklydo kalbos, kad visos Medsambato medicinos seserys surinktos iš Leningrado. Visos išsiskyrusios ar netekėjusios. Kiekviena turi savo taksą. Gražiausios aukštesnio rango karininkams ir žemesniam rangui kaip majoro neduoda. Prastesnės tik karininkams, o prasčiausios praporščikams ir virš tarnybiniam laikui pasilikusiems. Bet už pinigus duoda visos. 1000 afganių, džinsų kaina. Ir naktis tavo. Bet tarp mūsų tokių laimingų nebuvo. Mes tikrai neturėjom laiko. Nuolat karinė parengtis numeris 1, patikrinimas po patikrinimo. Jei naktį prapultum, tai jau po keletų valandų ieškotų visas pulkas. Šį malonumą sau leido tik aukščiausia kasta – pulko vadovybė.
Kadangi mūsų kopos palapinė stovėjo netoli pulko KPP, tekdavo matyti, kaip majoras Žukovas vedasi moteris iš Metsanbato į pulko teritoriją. Pasigirzdavo komandos aplink ir ramiai. Ir mes primušto šuns žvilgsniais nulydėdavom gražolės iš Metsanbato. Įpratus prie chakės spalvos rūbų ir tarytum pamiršus, kad egzistuoja kitokios spalvos nuo spalvingų moterų apdarų raibo akis, tarytum eitų nežemiškos būtybės. Beje, jos buvo ne tik elegantiškos, bet ir prašmatnios. Segėsi kaubojiškus diržus su šoviniais ir dėklą su pistoletu, aišku, trofėjiniu, dovanotų kokio buvusio draugužio. Na, o po moterų apsilankimo tuoj kalbos apie orgijas, kurias keldavo pulko galvas.